savo artimiausius kaimynus. Sveikiname nemuniečius atvykusius į Ąžuolą. Šiandien turime bendrą renginį pagal projektą Bendravimas vertybė, gimtinės spalvos. Labai prasminga, prasidėjo pavasaris, saulė ridenasi ir šiandien turime didelę gražią šventę, švęsdami kovo 11. Ką tik nuvilnijo vasario 16 ir štai turim jau kovo 11. Laisvės metai. 1990 metų kovo 11. Sekmadienis. 22 valandos 44 minutės. Vilnius. Aukščiausioji taryba. Skelbiamas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuva jau laisva. Dvasioje teisė laisva. Tuomet džiūgavo aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Baigėsi 50 metų trukusi Sovietų Sąjungos okupacija. Mūsų laukia ilgas ir sunkus kelias į šiandieną. Žvilgtelkime į jį. 1991 metai. Tragiškiai sausio 13-osios įvykiai. Vasario 11-ąją Lietuva pirmoji pripažįsta Islandiją. Tragiškoji Liepos 31-osios naktis. Medininkų tragedija. Po rugpjūčio 23-osios perversmo po Sovietų Sąjungoje Lietuvos valstybę pripažįsta daugelis pasaulio šalių. 1991 rugsėjo 17-ąją Lietuva sugrąžinama į Jungtinių tautų organizaciją. 1993 birželio 25-ąją įvedama nacionalinė valiuta litas ir rugsėjo 1-ąją išvedama okupacinė kariuomenė. 2004 metų kovo 29 dieną Lietuva tapo pilnateise NATO nare. 2004 gegužės 1 dieną įstojome į Europos Sąjungą. Per tuos metus būta daug žavių ir šviesių dalykų, pradedant svetimos kariuomenės išvedimu, mūsų realiu sugrįžimu į Europą ir baigiant nuostabiais meno kūriniais ar istorinėmis sportininkų pergalėmis. Visa tai yra, visa tai mus palaiko ir stiprina, sako Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė. Prieš keliu ateina Dievas, iš nuovargio kaip Elgeta sulinkęs, o vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu aplinkui. Gal nenuovargis į prilenkė. Gal mano žvilgsnis toks apbuojęs.
Saulutė man šviesi, aš po tavo sparneliu nedainuoti negaliu. Tu šakelėse bežų ir širdelėse mažų, tu akelyse linų ir posmeliuose dainų. Lyg upelis tu gyva, lyg paukštelis tu laisva, išauginus daug sūnų ar dujėlių milžinų. Darbo rankomis iškelta, gintarėliais papuošta, amžinai klestėsi tu čia prie Baltijos krantų. Be ežero melsvo, be želmenio žalsvų, negali žaliuoti kalva. Be nemunų žilų, be žaliojo šilų, skurdi būt mano Lietuva. Be tėviškės dūmų, laukų jos platumų, jei kas panorėtų paklausti. Be gimto kaimelio, be balto berželio, dainos negalėčiau išausti. Turiu aš tėvynę, turiu aš gimtinę ir savai džiaugsmą turiu. Už viską, ką davėt, už viską, ką gavom, jums didelį ačiū tariu. Aš eisiu į karelį, o papa, juk aš esu mergužėlė, o papa, juk aš esu mergužėlė, o papa, o papa.
trys spalvos. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos Lietuva. Šios trys spalvos sako, kad ši laisvė, ši Lietuva yra jums reikalinga ir ji yra jūsų rankose. Ačiū jums už tai, kad esate tokie. Ačiū labai nuoširdžiai organizatoriams. Aš šiandieną ir sujaudintas ir laimingas, matydamas jūsų rankose šias spalvas ir Lietuvą. Ačiū jums ir sėkmės. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Akcijos pavadinimas Gimtinės spalvos. Jis atsispindi mokykloje eksponuojamuose mokinių piešiniuose, karpinių parodoje, kuri dabar yra savivaldybės 2 aukšto koridoriuje. O dabar pasveikinkime Prienus trispalviais balionais!